1927. Ir pasižiūrė į tokį namuką ir galvoja, žinai, kad iš tikrųjų čia yra būtent tų metų statyba, bet iš tikrųjų tai yra tufta ir istorija klastojama, nes kai nueini toliau nuo to namuko pasimato įdomus dalykai. Pažiūrint į stogą, nu gal prieš saulę čia mažai matysis, paeisiu į šešėliuką. Nu, ten ant kampo stogo. Paeisiu į tą pusę biškiuką. O čia geriau matos. Biškiau tos va baliustradikės va čia va. Ant kampo, matot? Anksčiau, kaip sakoma, čia jas pildavo numirėlių, pelenus. Bet tas anksčiau buvo žymiai anksčiau negu 1927. Todėl tai, kas užrašyta tenais, netitinka faktinės tikrovės. Tikrų įvykių ir ta istorija yra klastojama visame, kame gali būti. Arba šitas namas yra senesnis, negu ten užrašyta tik metai. Greičiausiai taip ir yra. Arba, ir tie metai yra užrašyti, suklastoti. Arba ta visa katastrofa, kuri užgriuvo ir sunaikino civilizaciją, dar tais 1927 metais nebuvo užmiršta, nes ant tokio namo statyto dar tas urnas vat, su tais pelenais vadinamais, ar čia imitacija, kaip kargo kultas, neaišku. Tai vat, tokie netitikimai mano akiai. Rotušės aikštė. Kaip matot, netokia jau gili ta duobė. O tenai vat 70 cm giliai juodžemės sluoksnis su plytom permaltom. Nu, kas suprantat, suprantat, kas nesuprantat, tai ką čia aiškinsi. Čia draudžiama vaikščioti, bet aš naglas. Žmogaus judėjimo laisvė. Nevaržom. Ana. Nu, vat kad ir tokie paprasti dalykai, kurie man užkliūna. O čia prie Rotušės. Nugremžtas sluoksnis žemių. Nu čia va. Akmenis buvo sudėti, dabar nugremžtas sluoksnis žemių. Nu ką žinau, ten kokį 70 gal centimetrų, 80 centimetrų. Gal ant viršaus dar buvo kažkas. Bet taip pat ir matosi. Plytgaliai sumaišyti su tokiu tarsi šlapesniu, bet ten iš tikrųjų juodžemės sluoksniu. O čia va biški matosi tokias dėmes, čia nešlapia, kiek juodžemis, sakykim, po nugremžimą. Ir va tokie va plytgaliai visokie raudoni, raudonų senojinių plytgalių fragmentai, va būtent tam sluoksniai. Iš ko galim daryti prielaidą, kad čia tas sluoksnis buvo sugriovė kažką čia stovėjusi iš tų raudonų plytų, stokia jėga ir išmaišė čia su to molynu po vieną sluoksnį ant to juodžemio, permalė viską. Ir susigulėjo ir ant to juodžemio, ant kultūrinio sluoksnio. Nu, nesaugo žolė, sakykime, ir ką tos plytos ir pabiro. Ir po to buvo užneštos to visų molių, tai plytos tos ir liko tam sluoksnį. Tai jeigu 80 cm storio, tai jūs man pasakykit, kokio senumo ta katastrofa čia turėjo būti. Čia ne milijonai metų, čia sakau. 200 metų laikotarpį viskas vyko.